Sveiki draugai, su jumis vėl Povilas ir vėl podcastas Pro karjera. Trumpai priminsiu, kaip galima su manim susisiekti, jeigu turėsit klausimų, nes šiandienos epizodas yra būtent skirtas klausimams. Atsakysiu į jūsų klausimus. Tai juos rašykite e-mailu povilas@prokarjera.lt. Taip pat galit subscribinti mano YouTube'ės kanalą ir gausit video pirmieji. Dar noriu update'ą papasakoti dėl renginių. Baiginėjau praktiškai, galima sakyti, savo renginių sezoną, savo seminarų sezoną. Rytoj ketvirtadienį, gegužės 12 bus didelis renginys IT vadovams ir po to darysiu vasaros atostogas, ta prasme nebedarysiu jokių seminarų, bet per vasarą planuoju paeksperimentuoti su webinarais. Tai yra pašnekėti tai prieš kamerą, kažkaip tai apiforminti kaip webinarus su skaidrėm ir panašiai. Ir galbūt pabandysiu suorganizuoti vieną kitą online eventą, pažiūrėsim kaip seksis. O šiandienos tema, kaip sakiau, 2 klausimai. Nusprendžiau atsakinėti nebe po vieną, o kadangi vienas yra trumpesnis, o kitas toks ilgesnis, pažiūrėsim kaip seksis. Kadangi darau viską ekspromtu ir labai ten nesiruošiu. Taigi, mailų gavau klausimą iš Agnės. Skaitau. Iškilo toks klausimas, gal mintis video trumpam, ką aš dabar darau. Kaip susiplanuoti savo laiką darbams, dabartiniams projektams, būsimiems projektams, tuo pačiu ir mokymuisi, visuomeniniam darbui ir poilsiui, kad darbas, domėjimasis, darbo paieška neatimtų nakties laiko skirto miegui. Su šia problema susiduriu pastoviai. Taip, Agnė, su šia problema susiduria visi ir pastoviai, ir nesi viena, ir man tai sudėtinga. Šiaip laiko planavimas pastaruoju metu, būtent šiuolaikiniai visuomeniai tapo didžiuliu galvos skausmu visiems aktyviems žmonėms, nes yra labai daug galimybių, tu gali veikti, ta prasme, kiek yra laiko paroj, tiek tu gali laisvai pripildyti veiklą. Tiek darbais, tiek, kaip tu sakai, planuoti darbus, mokytis kažkokių veiklų visuomeninių, visko yra daug. Tai visų pirma reikia savo psichologiškai, su savim pašnekėti ir paklausti savęs, kokie yra tavo prioritetai. Ar tavo prioritetai yra dabartiniam darbe pasiekti aukštumų, ar mokytis kažko, ar ieškoti naujų užsakymų, naujų darbų, ar užsiimti visuomeninę veiklą. Reikia pasirinkti kažką. Jeigu mėtysies tarp to ir tarp kitko, nieko normaliai nepadarysi. Turi būti prioritetai. Mano atveju buvo taip, kad kadangi pradėjau kaip programuotojas, tai didžiąją laiko dalį programavau, bet po to perėjęs į freelancą, vis daugiau laiko skirdavau klientų paieškai, bendravimui su klientais ir kažkaip tai tapo 50-50 laikas. Dabar, kai turiu 5 programerių komandą ir pats einu jau į pardavimus, į vadovus. Dabar su komanda nusprendėm taip, kad aš einu tik tai į bendravimą su klientais, į pardavimus ir pats kodą neberašau. Tai dabar aš užsiimu labiausiai būtent tuo vienu aspektu. Ir prasidėjo rezultatai. Tai prasme, kai aš susifokusavau ties viena veikla, ties klientų paieška, man ir sekasi ir geresnius klientus atrasti. Ir skiriant daugiau laiko galima ir išanalizuoti tos klientus įdėmiau ir atfiltruoti tuos, kurie nelabai tinka ir panašiai. Tai mano mintis, kad reikia susifokusuoti kažką vieną arba maksimum 2 veiklas, kurios yra svarbiausios tavo būtent dabartiniam karjeros etape. Nes jeigu tu, sakykime, pradedi programuoti, aš nežinau tiksliai, kaip kam čia turbūt bus skirtingos situacijos, jeigu tu pradedi programuoti, labiau gal mokytis reikia ir mokytis ir žinias pritaikyti. Klientų paieška gal netokia svarbi. Jeigu jau mokat programuoti ir galit sau leisti, sakykime, algą kažkokią, tai tada labiau reikia susikoncentruoti geresnių klientų paiešką ir geresnių darbų. Jeigu tiesiog lieka laiko ir norisi visuomeninės veiklos, tai tam galima savaitgalius paskirti, pavyzdžiui. Tiesiog dar viena mintis, kad jeigu užsiimti viskuom, aš pats tą darau, nežinau, kiek kas mane seka internete, bet aš esu aktyvus labai online, tam pačiam Facebook'e, grupėse, skirtingose Twitter'e, rašau straipsnius ir filmuoju podcastus ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų atima laiko. Momentais būna, kad perdegu nuo tos visos aktyvios veiklos. Tai yra fun, man patinka persijungti tarp veiklų, bet ateina momentas, kai tiesiog visko per daug. Tai linkiu nedaryti visko po truputį, o susifokusuoti ties to, kas tau būtent yra svarbiausia tavo gyvenimo etape.
Tai tikiuosi atsakiau į Agnės klausimą, jisai buvo trumpesnis, o dabar šiek tiek ilgesnis iš Antano, kuris parašė Facebook'e. Galite mane susirasti tiesiog Facebook'e asmeniškai kažko paklausti, jeigu norit. Pabandysiu, klausimas šiaip ilgas, mes ten dar padiskutavom per Messengerį, bet pabandysiu suformuluoti trumpiau ir atsakyti. Kokia situacija darbo rinkoje? Čia žmogus beje persikvalifikuoja iš neprogramuotojų į programuotojus ir bando save atrasti ir bando labai teisingai mąsto, kaip tą daryti efektyviau. Taigi klausia, kokia situacija darbo rinkoje, ar verta toliau žaisti su kalba Python? Nes kalbų daug, projektai skirtingi, paklausa irgi skirtinga. Tenka susidurti, kad PHP programuotojų, pavyzdžiui, labai daug, o tarkim Ruby on Rails trūksta. Ar turėčiau koncentruotis ten, ar geriau pradžioje vis tiek PHP išmokti, kol galima būtų pradėti Ruby. Ar reikia viską mokėti, ar taip efektyvu, ar geriau susifokusuotis vieną kalbą. Nes po to baisu, kiek skirsiu tikrai daug laiko ir pinigų tiem įgūdžiam, kurie jau nėra tokie konkurencingi. Pavyzdžiui, PHP jisai turi omeny, nebent esi super specas toje srityje, kurių visada reikia. Tai va toks klausimas, kaip mokytis, ar geriau vieną kalbą, ar geriau daug kalbų, kuri kalba geresnė ir panašiai. Ir Antanas uždavinėdamas klausimą, pačioj pabaigoje jisai pats jį atsakė. Įgūdžiai nėra konkurencingi, nebent esi super specas toje srityje, kurių visada reikia. Tai atsakymas būtų toks, kad reikia siekti būti specu. Bet kokioje kalboje, nesvarbu, kurią pasirinksi, ar PHP, ar Ruby, ar Pythonas. Aš kaip tik dariau apklausą prieš porą savaičių ir šį pirmadienį pristačiau renginyje apie programuotojų algas. Ir ten tyrimo rezultatai algų atžvilgių parodė, kad pagal kalbas tos algos Lietuvoje netaip jau ir baisiai skiriasi. Jeigu, sakykime, programuotojų algos vidurkis Lietuvoje yra 1100 eurų į rankas, tai, sakykime, PHP vidurkis būtų koks 1000, .NET vidurkis būtų koks 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tai nėra toks jau ženklus skirtumas ir, sakykime, PHP kalba yra paprastesnė, pavyzdžiui, gal nori nepersistengti, uždirbti kažkiek mažiau, bet lengviau įeiti į rinką su PHP. Tai alga priklauso ir perspektyvos ne tiek nuo kalbos, tiek nuo to, kiek giliai tu toje kalboje pažengęs. Startuoti šiaip su praktiškai bet kokia kalba yra pakankamai paprasta. Ypač PHP iš tikrųjų, nes labai daug medžiagos internete, labai daug tutorialų ir mokamų ir nemokamų, gal tame yra kalbos žavumas. Bet kad ir ką pasirinktum, tiesiog reikia stengtis būti specu ilguoju laikotarpiu. Ta prasme, tas specas tai reiškia 5 metai patirties, 8 metai patirties ir panašiai. Ir tada tavo atlyginimas sieks bent 2000 eurų. Tuo metu turbūt jau ir daugiau, nes infliacija padidės, tiksliau nepadidės, bet dėl infliacijos, ir stengtis reikia būti specu. Bet pabandymui, kita vertus, kita medalio pusė, pabandymui, aš sakyčiau, reikia skirti kokį pusmetį vienai kalbai ir pačiam pajaust, ar patinka, ar sekasi, ar randi pirmųjų užsakymų, pirmųjų klientų ir panašiai. Vėlgi čia priklauso, kur tu nori dirbti. Ar tu nori freelancint, ar tu nori darbo ieškotis įmonėje. Pavyzdžiui, freelancerių su kokiu .NET'u aš nemačiau, kad ieškotų, nes tai yra tokia enterprise kalba korporatyvinė, arba tam, ir Java panašiai. Su Ruby, Pythonu gal kažkiek geriau, bet irgi labiau, ta prasme, freelancerių daugiau ieško PHP kalbos. Tai čia vienas iš faktorių. Apskritai, kalbant apie kalbas, aš čia dariau vieną seminarą apie tai, kaip efektyviau mokytis programavimą, ir vienas iš klausimų buvo, kaip pasirinkti kalbą, kaip pasirinkti savo nišą, sritį, kurią mokintis. Tai aš siūlyčiau daryti tokio trikampio principų. Arba ne trikampio, tiesiog trys faktoriai, pagal ką rinktis kalbą. Ir būtent tokia tvarka, būtent tokia pagal prioritetus. Pirmas dalykas, ar tau jinai patinka. Ta prasme, ar programuodamas tą kalbą jauti malonumą, supranti ir ta niša patinka. Pavyzdžiui, ar tu nori kurti žaidimus, ar tu nori kurti mobilias programėlės, ar nori kurti webo puslapius, ar ten, nežinau, softus kokią mikrobangę, whatever, ar smartwatch'am. Tai reikia pasirinkti sritį, kuri būtų tau įdomi, nes jeigu akys dega, tai bus įdomu, o jeigu bus įdomu, tai ateis rezultatai, o jeigu tu sėdėsi ir kasdien darysi tai, kas nepatinka, tai nebus nei pinigų, nei karjeros, nei nieko. Tai pirmas dalykas, turi patikti tai, ką darai.
Antras dalykas, antras faktorius yra perspektyvų. Kiek kalba yra perspektyvi rinkoje, čia vėlgi pagal mano tyrimą galima spręsti, kurį aš pilnus rezultatus paskelbsiu kažkur už savaitės 2 atskirų straipsnių pro karjerą LT, prenumeruokit naujienlaiškį beje, tenais užeikit pro karjerą LT kairėje pusėje. Tai va, taip, pamečiau mintį. Perspektyvų, taip, kalba turi būti perspektyvi, algos atžvilgių, karjeros atžvilgių ir panašiai, ir turi būti darbų. Tai reikia prozonduoti rinką, pats gali Antanai pasižiūrėti rinkoje, pabandyk tiesiog sėsti prie kompo, paguglinti, pažiūrėk, ką siūlo koks, nežinau, CV.lt, ar ten kokie yra dabar šiais laikais portalai, ar Lietuvoje, ar užsienyje. Tiesiog pasižiūrėk, kokie yra darbo skelbimai, kokie yra reikalaujama patirtis, kiek algos ar panašiai. Tai antras faktorius, ar kalba perspektyvi. Ir trečias faktorius, ar paprasta mokintis. Šitas faktorius, kaip bebūtų keista, dažnai imamas kaip pirmas. Tai prasme, kaip paprasčiausiai išmokti kažkokią kalbą, kad jau tapti programuotoju, kad surasti pirmą darbą. Šitas faktorius turi būti trečioje vietoje ir jisai susijęs atvirkščiai proporcingas perspektyvumui. Kuo kalba yra perspektyvesnė, tuo sunkiau ją mokintis. Pavyzdžiui, vėlgi grįžtant prie PHP kalbos, ją paprasta mokintis dėl to, kad labai daug medžiagos ir labai daug bendruomenės internete. Jeigu jūs mokinsitės kokio, Objective-C, pavyzdžiui, mobilių aplikacijų kūrimui, tai tos informacijos tikrai nėra daug. Jeigu googlinsit, tikrai ne visada rasit atsakymų, kokiam Stack Overflow ir panašiai. Tai dėl to tie žmonės, kurie yra specialistai tokios kalbos retesnės, daugiau ir gauna pinigų. Tai čia gaunasi tokios svarstyklės, ar perspektyvų, ar paprasta. Jeigu perspektyvų, tai tikrai nebus paprasta, ar atvirkščiai. Jeigu mažiau perspektyvų toj kalboje, tai tada bet kas gali ją išmokti. Bet svarbiausia, kad turi patikti ta kalba, kurią darai, į kurią koncentruojas, bet atsakant į Antano klausimą, vėlgi pasikartojant, reikia susikoncentruoti kažkokią vieną nišą, vieną kalbą ir tenais bandyti tobulėti. Pabandyti kokį pusmetį metus, jeigu nepatiks, imti kitą, o jeigu patiks, tai tada eiti pokerio terminais kalbant all in ir tada pirmin. Ir dar vienas subklausimas iš Antano apie kaip rasti pirmosius darbus. Kaip rasti pirmosius darbus, kai tu persikvalifikuoji, reikia sėdėti ir dirbti dabartiniam darbe, bet sąskaitas irgi mokėti reikia, kai tau 25. Beje, laiku persikvalifikuoja 25, tai dar viskas ok, kai yra 30+, kai yra šeima, vaikai ir panašiai, tai daug sudėtingiau. Pažįstu žmonių, kurie taip persikvalifikuoja ir apie tai esu podcast'o epizodą įrašęs vieną. Tai kaip rasti darbų pirmųjų ir tuo pačiu turėti pinigų kasdien? Atsakymo paprasto nėra, Antanai. Tai prasme, reikia dirbti po darbo. Jeigu nori išlaikyti pajamas visiškai tokias pat kaip dabar, tai tu turi likti dabartiniam savo darbe ir po darbo mokintis, freelancing, sėdėti naktims, sėdėti savaitgaliais, sėdėti savo laisvalaikiu, galbūt darbe rasti laiko paskaityti literatūrą ir panašiai. Lengvo kelio nėra, jeigu nori staigiai peršokti, pakeisti profesiją ir uždirbti tiek pat, tai nemokamų sūrio nebūna. Kad programuotojas gautų, vėlgi mano tyrimas parodė, kad programuotojas gautų į rankas kokį 1000 eurų, tai vidutinis laikas yra 3-4 metai patirties. Tada galima pretenduoti 1000 eurų, 1100 ten vidurkis. Juniorai pradžioj gauna nuo 5 iki 800 priklausomai nuo kalbos, ir tai junioras skaitosi tik tada, kai, kažką jau sugeba parodyti. Jeigu tu šiaip esi skaitęs apie programavimą, tai dar ne junioras. Tai ką turiu omeny, kad reikia skirti laiko tiek mokymuisi, tiek kažkokiem projektam, galbūt pradžioj pigiai, galbūt pradžioj nemokamai draugam, bet dėja po darbo, jeigu nori išlaikyti tą pačią algą kaip kitoj profesijoje, kitam darbe. Tai tiek šiandien 2 atsakymai, tikiuosi atsakiau, šiaip minčių pamastymui daviau ir, kaip minėjau, siųskit klausimus mailu povilas@prokarjera.lt ir prenumeruokit YouTube kanalą Programuotojo karjera. Iki kito karto.